Sveiki visi! Tai šį kartą tęsime darbus su Honda VFR ir jūsų dėmesiui antroji dalis. Jeigu nematėt pirmosios, ieškokite čia, viršuje, kažkur tai, dešiniai, kitoj, kairiai pusėje reiškia. Ten motociklą nelabai čia yra su ko pasikelt, kadangi centrinės kojelės nėra, reiškia, kažkokių tai spec keltuvų, nu dėl vieno motociklo, nu nepykit brangiai, visiškai net neapsimoka. Surinkam su nauju. Galima uždėti viską į vietą. Ir ką toliau? Toliau eisim sparnelį tą žiūrėti, kaip ten jisai atsistoja, reiškia, kad jisai nebūtų kreivas. Tai švelniai gavau šlapių skudurų per veidą, kur šitos koladėlės mano. Užsisakiau koladėlės netokiam motociklai. Šitos tinka tik tai automatui arba cross toureriui. Cross toureriui koladėlių nereikia, reikia tik tai priekinių. Nu tai žodžiu, kaip sakoma, į komplektaciją gal kažkam cross toureriui prireiks, o gal automatą teks irgi paremontuoti, kada gyvenime tai bus. Tai va taip pat ir stoja darbai. Pasižiūrint vieną ne į tą numeriuką ir viso, ir pliaukšt skudurų per veidą, reiškia, ir sukis kaip norim. Nu gerai, tai toliau tada, reiškia, neimam į galvą, šitą daiktą dedam kur nors, kur mums jisai netrukdys dirbti. Ir dabar ką, dedam ratuką atgal į vietą ir pabandysime išsiaiškinti su tuo sparneliu, kaip čia kas ir kodėl jisai čionais, nu, nesilaiko taip, kaip norėtųsi, kad jis laikytųsi. Čionais reikalas yra su tuo sparneliu, man štai toks, kaip čia jums parodyt. Nu, šita pusė žemiau, reiškia, negana, nu, jis toks persikreipęs, kaip sakoma. Tai žodžiu, kas šiandien yra nutikę? Čia niekas nesulūžė, niekas, jokių problemų nėra. Už to sparnelio aš kai nuėmiau, ten buvo labai daug smėlio prisirinkę. Smėlis, kaip sakoma, per ilgą laiką, nu, turbūt padarė savo ir tą polipropileno plasmasę, reiškia, ją tiesiog perkreipė į šoną. Kadangi padangė buvo padilus, tai skirtumo didelio nebuvo, o dabar, nu, kaip sakoma, išvalius smėlį, jisai atsistojo tikrai aukščiau, nes prieš tai tai buvo va tai va gal, nu, sakykime, visiškai prie pat. Nu, tas kreivumas jis vis tiek išliko, reiškia, dėl to, kad tas plastikas yra persikreipęs. Tai sprendimas yra koks. Pirmiausia, tai aš užkišu, reiškia, vamsdelį vat į šitą pusę, kad jis, nu, laužtų tą plastiką į šoną. Ir toliau, reiškia, elementariai statybinis fenas, kuris tą plastiką sušildys, nu, ir labai tikėtina jį padės išformuoti, ne, reiškia, jeigu taip galima pasakyti. Ir nu, norėčiau tikėti, kad man pavyks, kad šito vietoje jau reikia, kaip čia sakyti, kad darbas yra, nu, nepadarytas, reikia dar su fenu pašildyti, reiškia, bet nepersistengiant kontroliuojamą temperatūrą, reiškia, aš manau tą dalyką, nu, leis jam persikreipti vėl atgal į tą, sakykime, padėtį, kurio jisai pagal viską teoriškai ir turėtų būti. O dabar tai aš ką, laukiam kaladėlių ir galima tarpinės dar iš Hondos turėti. Žodžiu, reikalų dar yra, o detalių trūksta. Tai dirbam toliau, kaip sakoma, niekur mes čia nedingsim. Na ką, tai paleidau tepalus, kad išsivarvėtų, kol aš čia susitvarkysiu su stabdžių rankinėlėm. Reikia išvalyti ir vieną, ir kitą. Priaugė jos, nu kaip čia sakom, pelėsiais ir kerpėm, ne, jeigu taip galima pavadinti, reiškia. Ošelė, ant kurios visas tas reikalas sukiojasi, irgi užaugus smėliu, pelėsis ir kerpėm. Čia prisirinkė vat tokio neslystančio, nu gerai, ne tai, kad neslystančio, slystantis daiktas. Jis iš esmės tiesiog spaudžiant rankinėlę šiek tiek priešinasi tam, nu vat spaudimui, reiškia, yra tiesiog sunkiau spausti. Ten, kaip sakoma, niekas neįstrigė, reiškia, ir sankabos rankinėlė irgi lygiai tokia pati absoliučiai. Matyt, kažkada tai kažkas tai kažko tai buvo patepęs daiktų, kuris tirštėja nuo laiko. Šitas reikalas irgi lygiai taip pat tirštai ir jau netgi padilęs, plemba reikėjo naują užsakyti. Nu, kaip būtų, kaip sakoma, dabar šiam kartui kol kas liks taip. Tai va, nu čia gal nelabai, bet čia jau matosi padilę, matomai trūkomas tepalo biški buvo. Tai visas šitas reikalas elementariai išsiplauna su, nu, kokiu nors brake cleaneriu arba ten dantų šepetėliu arba ko jūs norit, to jūs plaukit, reiškia. Dar yra labai svarbu išvalyti ir čia visą purvą, nu tą, kuris neslystantį tepalą, reiškia, ne, jeigu taip galima pavadinti, reiškia, visą reikalą toje vietoje, kurią mes į patį cilindriuką jau. Čia tokius dalykus, kaip sakoma, reiktų daryti pakankamai dažnai, jeigu tepat netinkamais tepalais arba nežinot, kaip ten sutepta,
tai reiktų bent jau, kaip sakoma, nu, išsivalyti, reiškia. Nes kitu atveju taip atsitinka kaip čia, sudyla, reiškia, visas šitas reikalas. Ir, nu, atsiranda rankinėlės klibėjimas, kaip sakoma, veikia visas tas daiktas taip, kaip turi veikti, bet nu, nesmagu spaust, sunkiau yra, neslidu pasidaro, reiškia, jis biškai priešinasi tam visam valdymui, reiškia. Tai čia visas tas valymas toks, kaip sakoma, dekoratyvinis, aišku, bet labai reikalingas. Tai va, valymas šitas reikalo, nu tai taip, kaip sakoma. Svarbiausias dalykas yra centrinė šelė, nu ir va tos plokštumos, kurios remiasi tenais jo viduj. Visa kita yra tik tai turėtų būti švaru ir taip, kaip sakoma, net neišterliuota. Tai čia privarom daug breiklinerio, lyg būtų ne mūsų. Ir kokį nors daiktą, kuris lenda į vidų, ištrauks skudurėlį, vat, truputį pasukti ir viskas, ir ten švaru vidui. Įvorė beje yra bronzinė. Šitas daiktas turėtų nusivalyti, nes čia panašu, kad dar neužpūvė visiškai viskas jo. Labai gražiai. Sankabos šitas, kaip sakoma, nu, aiškiai matosi, kad kaip sudilęs, reiškia blizga, chromas nusitrynęs. Šitas turėtų būti bronzinis, gelsvas, yra visiškai juodas. Čia matomai kažkada gyvenime buvo pamazota kažkokiu tai, nu, ne to reikalu, kuris tinka šitai vietai. Kokį nors, pavyzdžiui, tepalų, reiškia, ir viso, ir tada tas reikalas pradeda strikt, priešintis naudojimui. Čia netgi jau tas dar, kaip sakoma, užaugimas stiprusis. Va. Dabar gelsvas. Jo, čia jau gerai užkirmė, reiškia, šito vietoj kaip turi būti. Čia jau neužtenka, reikia ir kuo nors pagramdyti. Nu va, švarus, išvalytas, galima naudoti. Čionais irgi lygiai taip pat išvalom visus paviršius, kurie yra kontaktiniai, nu, kur remiasi į kitą to viso reikalo pusę. Čia tiek primuzuot ir niekada turbūt nesuprasiu, bet, nu, gal kažkas labai norėjo, gal galvoja, kad čia, kaip čia pasakyti, reikia labai stipriai. Nežinau, negaliu įvardinti šito dalyko jums tiksliai reiškia, bet išvalius šitie dalykai kaip taisyklė pradeda veikti kur kas švelniau, minkščiau, nebelieka to tokio pasipriešinimo. Ir, pavyzdžiui, kas liečia stabdžių, rankenėlę, tai ypač jeigu pas jūs jinai ten pokščiai, kaip nors stringa arba nedasispaudžia iki galo. Nu, ne iki galo, bet, nu, žodžiu, supratot, ką turiu minty. Tai tas dalykas yra labai gelbėja, nu, tam stabdžių kontroliavimui. Tas stabdymo jėgą galėtum naudoti tokią, kokios norisi pačiam, o ne kokią užduoda pusiau veikiantys tie stabdžiai. Tai čia kažkokių labai ypatingų dalykų nereikia. Aš čia su kažkokia rankenėlė sugavęs geros stabdžių pastos, kuri man labai patinka. Jinai nepasidaro tiršta. Nu, ta prasme, jinai vėliau nesutirštėja. Tai patepam paviršių, tik tai čionais. Paviršių čionais šiek tiek. Ir šitą reikalą mes sutepsim atskirai prieš įdėdami. Taip pat šitoj vietoj reikia sutepti, biškį per daug, reikia sutepti ir, nu, ir stabdžių rankenėlę, bet turėjau minti ne tą dalyką, turėjau minti, nu, kaip čia tas reikalas vadinasi, va šitą daiktą, nežinau, įvorę, jinai turi čia įsidėti. Hop. Neturėtų neiškrist, aišku. Taip, ir šitas reikalas yra dar biškį reiktų pamazuoti šiek tiek. Kaip neturėtų iškristi, jinai turi iškristi, jeigu jos niekas nelaiko. Taip, čia jinai užsimauna ant ašelės, įsideda šitas reikalas ir reikalingas plokščias atsuktuvas, kad visą tą reikalą
pridėti į vietą. Plokščias atsuktuvas šitoje vietoje, aišku, pas kitus motociklus gali būti kitaip, bet procedūra iš esmės yra štai tokia. Ir veržlikė, aišku, iš apačios, kad nepabėgtų tas varžtelis netyčia kur nors jums bevažiuojant. Tai vat, čia, kaip sakoma, persistengti labai nereikia. Nežiūrint, kiek jūs veršit, ta rankenėlė vis tiek klibės. Kadangi tokia yra sistema, kad, kaip čia pasakyta, matot, kas išeina. Jinai turėtų visiškai standžiai būti. Ir absoliučiai ta pati procedūra, sustabdžiu rankenėlę. Kaip čia neįsideda, taip pat kažkaip tai, nepatepė. Čia irgi reikia patepti šitą vietą, kur yra kontaktinė su pačiu cilindriuku, kad jinai netrintų, nesipriešintų užsispaudimui. Įdedam varžtelį ir reikalingas plokščias atsuktuvas vėl visą tą reikalą užsukti į vietą. Dvigubai mažiau kliba šitą rankenėlę. Aišku, jie dvigubai turbūt mažiau ir spaudė. Sankaba vis tiek drožė, tai kaip nežinau ką. Rankenėlės išvalytos. Galima dar biškį prilaikyti atsuktuvų, kai užsukinėja apačioj, kad nepabėgtų jisai niekur. Taip, stabdžius galima spausti. Pasaka. Kaip norėtų jaustis tie stabdžiai, taip ir jaučiasi. Tai šitoje vietoje viskas tvarkoje. Liko keli niuansėliai, kuriuos aš mėgstu įgyvendinti, reiškia, kad vartotojai nebūtų kokių nors, kaip čia sakykime, pirštinių išterliojimų ir paskui verkimo, kad ką tik nupirktos pirštinės, jau išmuzotos, dar važinėti net nepradėjau. Nes tepalai iš krašto tai visiškai iš jų naudos nėra, kaip žinia, tepti reikia tik tai ten, kur reikia. Ir ką čia dar mes padarysim? Mes dar pakeisime sankabos skystį. Taip, sankabos skystį reikia pakeisti. Turime rato guolius, reikia pasikelti priekį, nusimt stabdžius, nusimt ratą. Tepalą pripilti reikia, filtrą reikia uždėti. Dar liko keletas tokių niuansėlių, tiesa jau gavau ir tarpinės, tai reikia surinkti ir šitą visą šūdą atgal į vietą. Labai tikėsimės, kad neparps paskui. Kartais mano geros dūšios, reiškia, silpnumo akimirkos, man muša skudurų šlapi per veidą, reiškia, labai stipriai. Ir, sakykime, paskolinau iš geros dūšios guoliam ištraukti, reiškia, komplektėlį. Ir, o pats dabar, plaktuku, kirviu ir karočią visą šitą reikalą darau. Kadangi atgaut, neišeina. Žodžiu, guoliai, karočią, supuvę. Ta prasme, čia kažkoks tai, šitas tai šis stringantis yra. Ta prasme, aš jo net prasukti negaliu. Jeigu tas dar prasisuka kažkiek, tai šitas visiškai tik truputėlį. Žodžiu, pizdokis. Tai šičia, aišku, irgi viskas išpuvę išrūdėjo. Tai reikia iškrapštyti visus rūdys, išvalyti šiek tiek su bronziniu šepetėliu, kad jisai nesugadintų paviršiaus. Aišku, įkalsim naujus ir važiuos toliau. Nieko čia labai kažkokio super sudėtingo, ypatingo dalyko nėra. Pasidėjus naujus ribaukštus, būtinai reikia patepliuoti tą vietą vidinę, reiškia, kur, vidinę, reiškia, kur remiasi tas visas įvorykė, kurį užsispaudžia, kadangi kitaip tas ribaukštas labai greitai pasibaigs. Ašies pačios, reiškia, ten vidaus kažko, tai ten tept labai stipriai nereikia iš to visų reikalo. Taip. Būtinai reikia palyti, kad neliktų košės ir nieko netaškytų ant stabdžių disko. Nebūtų preteksto jokiam purvui čia nais užsilikti ir pridžiūti. Dar vienas
vienas reikaliukas kitą pusę. Taip, dar biškit pamazuojam truputėlį šviežių aviečių. Tepti galima ne bet kuo, o tik tai tepalu, kuris yra, kaip čia pasakyti, nu, tinkamas gumai. Aišku, čia šita guma nu netokia kaip auringai, kokie ten būna, kaip salnikai reiškia, arba karburatorių gumos, arba dar kažkas tai, bet vis tiek, nu kaip čia pasakyti, nemėgsta jinai netinkamų komponentų tepimo, nu ne komponentų, o chemijų, jeigu taip galima tą dalyką pavadinti. Nu va, tai ten jau viskas gerai. Tiesa, nepamiršti, reiškia, jeigu pačius jau guolius jau patys dedat, tai reikia įdėti tą vidinę prastavkę tokiu būdu, kad jinai nebūtų užspausta, kai presuoja tą guolį. Nu, šiuo atveju įkalat tą guolį, reiškia, jinai turi šiek tiek viduje turėti galimybę pajudėti šonus, nes jinai užsispaudžia tuo momentu, reiškia, kai suveržiat ašį. Nu, jinai ir laiko tos guolius, reiškia. Bet mintis yra kokia, kad jūs tą guolį įstatot su šiek tiek kad atsirėmė, bet dar galėtų judėti, ir kai jūs užspaudžiate tos abudu guolius, teoriškai tie guoliai turėtų atsistoti, nu, sakykime, išorinė guoliavietė su vidinė guoliavietė turėtų atsistoti per vidurį, reiškia, to šratuko, kuris viduj sukasi. Nu, žodžiu, teorija čia, kaip sakoma, tokia jau geriau paaiškinti negaliu, reiktų vizualiai prapjaut guolį ir parodyti, reiškia, bet tokiais dalykais, nu, aš tiesiog nei noriu, nei laiko yra užsiiminėti. Tai va, tai žodžiu, pati ašis yra, nu, aš jau ją biškį pavalęs esu nuo rūdžių, pelėsių ir kerpių, bet, nu, matosi, kad jinai buvo parūdijus. Tai ją tik tai pasitepti reikia, nu, kokį nors tepalų, kuris nesutirštėja po kurio laiko. Šitas reikalas lieka tiesus ir, nu, dabar tik įdėti dalyko į vietą visą tą reikalą, kad, nu, būtų gražu, švaru. Tai vargais negalais įkrapščiau aš tą vieną išmetimo vamzdį į vidų. Dabar prieš užsukant labai norėčiau pasitepti vario tepalo varžtelius, kad ne, nu, gal kada gyvenime dar kartą reikės nuiminėti, gal visgi išgelbėsiu nuo užpuvimo. Nors jeigu per tiek laiko, aišku, nebuvo užpuvę, tai gal ir nebeužpus daugiau niekada gyvenime, bet, nu, nesinori man čia visko apšikti. Tai taip, kaip sakoma, nu, čiučiut. Pačią chamutos reikia susidėpti, nu, vario tepalo nors truputėlį. Patepsime ir patį varžtelį, kuris čia bebūtų. Nu, jis toks labai jau gyvenimo matęs. Tai čia vat yra, kaip čia pasakyti, tos vietos, kur tą vario tepalą, nu, reiktų naudoti. Jis būtent tam ir sukurtas, reiškia, o ne kokiem stabdžiam ten, reiškia, mozuot, reiškia, ar dar kažką. Tai, aišku, nesiekia. Tai reikia biškį suspaust patį chamutą, kadangi aš jį išskleidęs, kitaip jis neužsideda šiandien. Op. Ir beveik įtaikiau. Vienas chamutas, aišku, susinaikino, be nusiminėdamas. Tai mes jį keičiam kitu. Davai, lįsti viršų. Nori lipti viršų, nu. Vienas chamutas, aišku, susinaikino. Tai pakeisim nauju šitą reikalą, bet dabar reikia dar mums prisukti išmetimo veržlės. Veržlės sukasi čia pakankamai šlykščiai. Nu, negali prieiti normaliai su rakteliu. Tai kiek eina pirštais, o toliau reiškia per 17 prailgintuvų. Reikia prisukinėti. Na ką, brangieji, antrosios dalies pabaiga. Tai šį kartą tiek kiti darbai, kitą kartą mes retkarčiais būdami Instagrame, taigi galite mūsų paieškoti ir tenais. Na, o šį kartą iki.